Alio? Visi girdit mane? Kažkas verčia, ar ne? Eis, super. Neskubėtum? Nelabai galiu beskubėti. Viskas lėčiau darosi. Kiek aš jau kartų nebuvau čia? 2 mėnesius mažiausiai, ne? Nu, mano ranka nesilaiko. Alio? Gerai? Jo, pasilgų visų. Žiūriu, kad kai kurie veidai nematyti dabar svečiai, tai vaikystėje matyti. Labai malonu. Bet vienaip ar kitaip labai faina susirinkti ir pamastyti Dievo žodžio šviesoje. Aš bandžiau gintis, kad aš nelabai galiu ir vakar skambinau, nes aš sirguliuoju. Ir visgi aš čia ir galvodamas, kaip čia man neužgesinti jūsų tikėjimo dvasios, nusprendžiau paskaityti raštą ir pasielgti su jumis taip, kaip aš elgiuosi, kai man tampa nebežinoma, kaip judėti toliau, arba stinga matymo, stinga šviesos, stinga vilties. Aš prisimenu, ko buvau pamokytas tikėjimo žodžio pradžioj. Kaip pastorius mūsų visus, pastorius, kuris galiausiai tapo pagrindiniu pastorium, jis buvo kietas žodyje. Ir visus išmokė gyventi su žodžiu, kasdieniškai, kaip kasdienę duoną valgyti. Ir dabar, kai aš klausiu brolių, kodėl to čia taip atsitinka ir taip toliau, ir kai gaunu atsakymą, kad, žodžiu, nu, va taip yra, aš taip jaučiu, arba, nu, taip, žodžiu, iš žmogiškos pusės viskas aišku. Visiems viskas aišku, kodėl mes senstant jaučiam skausmų daugiau, arba lėtesni tampam ir taip toliau. Bet ir kodėl mes turim nerimą arba dar kažką, tai dėl to, kad vaikystėje nukentėjom ir panašiai ir taip toliau. Bet visi turėję šitą paveldą bendrą žmogišką, mes taip pat esam kreipiami į Dievo žodį. Ir šita knyga, ji kol nesuprasta, kol neišsiaiškinta, kas joje, jin lieka kažkokia mistika, senovinė filosofija, kuri religija, nu kasgi gero iš religijos? Nieko gero. Ir aš sutinku. Mes turim klaidingą požiūrį ir į religiją, kas iš ties turėtų būti paaiškinta kaip bendravimas su Dievu, kaip santykis su Dievu. Bet mes turim jau kitokį požiūrį. Vakar, man rodos, aš žiūrėjau filmą. Vakare važinėjau ir aš darydamas dar vis darau tos deliveries, nors jau nebereikia, bet vis tiek. Ir žiūriu važinėdamas filmus. Tai vienas filmas apie mafiją, ten seni aktoriai, aš galvoju, nu pažiūrėsiu, pažįstami aktoriai. Ir, žodžiu, veiksmas toks, kad ten, žodžiu, šaudo kas antrą dieną vis artimus žmonės, ir ten mafiozas perduoda valdžią savo šeimai valdyti kažkokiam kitam pašalinimui. Nu, nesvarbu ten turinys. Bet tas mafijos tėvas sako tam jau, kuris paveldi tą, kaip jau pasikėjęs. Sako, svarbiausia, eik į bažnyčią. Eini į bažnyčią, kaip sakiau, beveik kiekvieną dieną. Gerai. Jeigu su Dievu būsi taikoj, tai viskas gerai. O jeigu tu apleisi Dievą, tada Dievas tave apleis. Ir tada, žinok, visko gali būti. Va taip pristatomas Dievas. Ir kažkas sakytų, nu teisingai. Nu. Bet tai nėra teisingai. Arba kažkas yra pasakęs, kad žmonės sako, ai, tai Biblijoje daug kas parašyta, bet, žinai, prie ko čia Biblija? Ir Dievas ir aš. Visi mes turim savotiškus požiūrės į visus reiškinius.
Ką aš noriu pasakyti? Tie, kurie susipažinot su Kristumi kaip gelbėtojų jau jūsų sielos ir įsigilinot į šitą žinią ir supratot daugiau negu bet kuris tradicinis krikščionis. Jums paties tas stalas kur kas daugiau vaišių ten negu bet kuriam pašaliniam. Nes akys atsiveria po truputį iš Dievo malonės, ne dėl mūsų kažkokių tai pasirinkimų ir darbų ir taip toliau, tarsi mes būtume geresni arba tie jau, apie kuriuos aš dabar šneku. Mes jau išskirtiniai. Žodžiu, bet mūsų akys pateptos kita dvasia. Ir aš moku žiūrėti į reiškinius kitų žvilgsnių. Per tiek metų, 89 aš įtikėjau pavasarį. Ir iki šiol nepalioviau būti su Dievo žodžiu pakankamai artimai. Netradiciškai ir netgi ne mūsų tradicija, ne kitokia. Kiekvienas žmogus atranda savo kelią ir ta laisvė suteikta. Bet jeigu kažkas sakytų, kas tau brangiausia šitoje žemėje, vienareikšmiškai sakyčiau, Kristus ir tikėjimas juo. O tai ne vaikai, ne žmona, ne tėvai. Taip, jie brangus, bet jie negali atsiremti į mane. Kažkiek gali, bet nedaug. Mes stengiamės atsiremti į brolius, seserys arba draugus, advokatus, dar kažką tai, politikus. Ir visi mes remiamės nuoširdžiai laukdami pagalbos. Bet visų žmonių valdžia ir jėgos ribota šitoje žemėje. Ir bažnyčios pastorė ar pastorius, jie riboti žmonės, kaip ir mes visi absoliučiai. Kol jaunas atrodo, oi ne, aš esu išskirtinis ir aš lėksiu iki galo kaip žaibas. Ir paskui pakerta šlaunį ir šlubuoja visą likusį gyvenimą. Bet tikėjimas nešlubuoja. Jeigu mes mylim Dievo žodį ir mokam su juo bendrauti kasdieniškai, mes gausim atsakymus, nebeliks klausimų, kodėl man vyksta taip ar kitaip ir pas ką man kreiptis, pas Kristų kreiptis. Kaip į jį kreiptis? Paprasčiausiai. Ką žmogus masto giliai savo širdyje, taip sako Saliamonas, toks yra visas jo gyvenimas. Kokį gyvenimą dabar matai per veidrodį, kas vyksta tavo kasdienybėj, tavo likimo kelioniai, kaip tau atrodo, kur tu eini, ar tu turi viltį ar ne, priklauso nuo to, kiek tu žiūri per šitą prizmę, per šitą rožinį akinį, per Evangeliją. Evangelija yra tokia gera naujiena, kad užmiršti apie tai ir pasikliauti interneto algoritmais, kad jie parinks tau laimę, yra absurdiška nesąmonė. Saugok save nuo šitos informacijos, kuris plūsta. Danielius sakė, kad pažinimas išauks iki tokio lygio, kad visi viską žinos. Pagalvokit dabar AI, kaip lietuviškai? Dirbtinis intelektas. Tau nebereikia turėti savo šeimos gydytojo. Tu gali jį turėti, tau papasakos viską apie tave pilnai. Ir geriau negu tas šeimos gydytojas, nes šitų programų įžvalga, turi daugiau informacijos, greičiau apdirba, jie tave diagnozuos labai, labai greitai. Ir viskas, tu gausi piliulę, pasveiksim, gausi kitą piliulę, tapsi laimingas, viskas ir toliau amžiną gyvenimą. Bet tai ne kelias. Aš pastebėjau, kad kai tik aš prasėdžiu su šituo aparatu ir su ausinėm ir kažkas dzina, aš pradėjau pamatyti, kad man nebeįdomu klausyti Evangeliją. Aš ją žinau. O ten naujienos, ką ten tas trumpas gelbėtojas pasaulio padarė ir daro ir darys dar, kaip šeimą jis išgelbės. O viešpatie mano. Aš prisimenu Anykštienę pažįstamą, kuri grįžo iš emigracijos iš Amerikos su vyru amerikonu ir augina vaikus Anykščiuose. Ir žodžiu, kai buvo tas bumas jau maga pakilo ir Trumpas taikėsi į tą sostą, kurį galiausiai užėmė,
aš sutikęs juos gatvėje, sakau, tai kaip jūs vis dar maga, o aš tai maga, sakau, sveikinu, sakau, kai jis ateis į valdžią ir jūsų maga pabirės ir pamatysit, kad žmonės sako, nu ką, tu Arūnai, jisgi už šeimą. Sakau, tu pažiūrėk jo biografiją, tu nebūkit kvailiai. Sunkiausia, kad krikščionys ir amerikonai sako, mes krikščionys, kaip krikščioniška nacija. Jo, kas yra? Žemynų leis šitą? Atsiprašau, Lysa. Čia netiek svarbu, čia šiaip gyvenimiškos filosofijos. Gerai, einam prie žodžio. Palikim trumpą ir visą kitą. Trumpai pasidalinsiu vienu skyrium ir galbūt porą eilučių iš antros skyrius, bet gal kai ką praleisiu, nes skaityti irgi užima laiko. Ir mes atėjome iki tokio lygio tarnavime, kad giedam daug giesmių ir tada, kai lieka jau pamokslauti, sakai, žiūrėk, laikas, tu gali, eikit jūs kakoti tokią programą. Atsiprašau, jeigu mes susirenkam pasigilinti į mūsų gelbėtojų žodžius, į taip, kaip, ką išneka išgirsti, tai pagrindinį akcentą dėkim į tai, o visa kita kaip priedas. Viskas gerai. Ir paskui dėkim didelį akcentą prie stalo pavalgyti. Pavalgyti labai svarbu, aš sakiau vis nuo pat pradžių, nes ten atsiveria širdis, mes bendraujame atvirai. Pažįstam vienas kitą labiau. Viskas, nebeskubu. Prie žodžio. Morkaus Evangelija nuo pirmos skyriaus, pirmas praktiškai. Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus Evangelijos pradžia. Kaip pranašo Izaijo parašyta, štai aš siunčiu pirma tavęs, savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas, jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą, nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmės ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdarą, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Iki čia kol kas. Morkus, pristatydamas Kristaus Evangeliją, pradeda nuo Jono. Istoriškai tai labai akuratna, teisinga. Nes tai pirmas pranašas, kuris baigė pranašų erą, pranašas, kuris sujungia Senojo testamento laikus ir Naujojo testamento sandorą. Ir pristato patį Kristų, kuris po jo perima tarnavimą. Kodėl Jėzus, kalbėdamas apie Joną, pasakė, kad tai yra didžiausias iš visų pranašų. Ir visi, kurie gimė prieš jį iš moters, neprilygsta. Tai reiškia, jam neprilygsta net Mozė, kuri dievino žydai ir jo principais gyveno. Jam neprilygsta nei vienas pranašas, kaip pranašas Elijas, kuris buvo paimtas į dangų. Jam nieks neprilygsta. Jonas Krikštytojas didžiausias iš visų pasekėjų Dievo Senojo testamento sąlygomis. Kodėl? Todėl, kad tai žmogus, kuris mažiausiai reikalavo savo. Jis paklojo savo gyvenimą, išėjo į dykumą ir ką skelbė, tik tai, kas parašyta. Ir sakė, kas tas, kuris ateina, jis svarbus. Dievas man parodė, kaip jį atpažinti, ant jo nužengs šventoji dvasia ir tokiu būdu mes žinosim, kad tai pasaulio atpirkėjas, Mesijas. Ir pasakyti, kad jisai vilkėjo kupranugario vilnų apdarą, kupranugario nudirta oda. Kažkoks tai ir greičiausiai maišas pasiūtas ir žodžiu, susirišęs kuom? Odiniu diržu. Kaip pirmykštis žmogus. Gyveno dykumoj. Nereikalavo nieko, nereikalavo gaspadinės, kad ruoštų skanius parapijiečių paukotų kiaušinių patiekalus ir taip toliau. Aš prisimenu savo vaikystėje.
močiutė sakydavo, oi, kunigui būti gerai, visi neša maistą jam, geriausius kiaušinius valgo. Bet Jonas Krikštytojas buvo kitoks, jis negalvojo apie save, nematė savęs kaip reikšmingo, jis buvo susikoncentravęs į Jėzų ir parodė pavyzdį visiems žydams, į ką dabar reikia koncentruotis. Senojo testamento įstatymas, kuris nebuvo duotas visoms tautoms, bet tik žydams ir dėl vienos priežasties duotas, ne tam, kad jį išpildyti, bet tam, kad supras, kad jo neįmanoma išpildyti, tam, kad supras, kad reikia šauktis gelbėtojo, o ne įstatymų pasiteisinti prieš jį. Žodžiu, Jonas Krikštytojas viską suprato, jam buvo priekšta padėtis taip, kaip niekam kitam, ir jis sakė, va, į jį reikia žiūrėti, juo sekti ir jo klausyti. Viskas. Tai buvo posūkis. Ką žydai padarė su Jonu? Nukirto galvą galiausiai per romėnų patikėtinį, žodžiu. Prašau? Per banketą, per balių. Panelė gražiai pašoko, viskas, super. Žodžiu, kūniškumas yra žiaurus reikalas. Netikėjimas yra piktas, taip sako visų filosofai ir raštininkai, raštų žinovai. Netikėjimas yra baisiai siauras, trumpas ir piktas. Nesvarbu, čia kita tema. Tai va, Jonas pasižemino iki tokio lygio, sako, aš nevertas šitam ateinančiam pranašui arba šitam ateinančiam mokytojui, šitam žmogui, iš tiesų mesijai, aš nevertas nusilenkęs atiduoti pakankamai pagarbos ir atrišti ar surišti jo sandalų ar batų dirželį. Aš esu niekas, aš nesu vertės drįsti ir kalbėti jam atvirų veidų, aš tik tai nusilenkęs gal galėčiau prisiliesti prie jo bato. Štai kaip jis suvokia Kristų ir kaip jis teisingai suvokia. Tai buvo Dievas kūne. Pirmas liudytojas yra Jonas Krikštytojas. Fantastika. Ar mes galim pasimokyti iš to? Galim. Jeigu mes nustosim pūstis ir rodyti save ir į savo poreikius, ir į savo skausmus, ir į savo sėkmes, ir parodyti, kokia tavo sėkmė didesnė už kitą. Ir taip toliau. Kai mes paliausim suktis aplink savo ašį tik tai ir inkorporuosim Jėzų Kristų į mūsų gyvenimą taip, kad dėmesys nukryps į jį, kaip mėnulio į saulę. Ir tada veidas pradės šviesti kitaip. Mes patys neteikėm šviesos, nėra šansų. Aš žinau, aš bandžiau, aš įsivaizdavau, tai neveikia. Tai va, sako, aš jūs krikštiju vandeniu. Mano ribos arba mano sugebėjimai, mano valdžia ribota. Vandenėlis paprastas, juo galiu nuplauti jūsų kojas. Tai bus daugiausia, ką aš greičiausiai galiu padaryti. Taip Jonas sakė. Ir iš tiesų jis nereikalavo nieko iš savęs. Sako, man nereikia jūsų patarnavimo, aš moku gyventi dykumoje. Kaip jis pasikliovė Dievu, kad jis gyveno dykumoje. Sakoma, kad jis gyveno Esiejų bendruomeniai. Greičiausiai vis tiek su kažkuo bendravo, ne vienas. Bet vienaip ar kitaip jis buvo dykumos gyventojas. Jis pilnai nepriklausė religiniai ir politiniai sistemai Izraelio. Haleliuja. Ir tie, kurie priklauso sistemai, dalė, jie puikų žmonės. Aš džiaugiuosi už jūs tikrai. Ačiū Dievui, aš niekad negalvoju apie tai, kaip politikai galėtų Lietuvoje kažką pakeisti, nes tėvelis Landsbergis greičiausiai iš teisingo šoko, kai tikėjimo žodis pradėjo skelbti Evangeliją, jisai sakė, oi, Mozė išvedė, reiškia, mes turime maždaug Mozė išvedė, reiškia, o čia kas jie tokie. Ir žiūrėk, tos kibirkšties dėka Lietuvoje, nuo mažos ekmenininkiškos bendruomenės, po to jau neoprotestantiškos bendruomenės, kiek tūkstančių žmonių įtikėjo. Ir šiandien, kai žiūriu internete kažkokias tai krikščioniškas žinutės, matau, kiek bendruomenių egzistuoja ir gyvuoja ir rodo save per internetą, ką aš siūlyčiau jums nedaryti. Atsiprašau, aš labai nemėgstu, kai mane kažkas filmuoja. Mes esam šeima ir mes galim ramiai be propagandos kažkur, nes
tada žmonės pradeda lyginti save, savo koncertą su mūsų koncertu, savo pamokslus su mūsų, tada, ten tu nieko ne. Ar mes norim patikti kažkam tai? Mes gyvenam vienas su kitu, sekdami Kristų ir kiek mes galim su savo tikėjimu ir su savo pasiaukojimu, visko, ką galim padėti vienas kitam, mes taip darom, bet toliau ne kažkieno tai reikalas. Čia mano nuomonė. Tai va, Jonas pristato, pašalinęs savo personą, pristato Jėzų, apibrėžęs teisingai pranašus, pristato Jėzų kaip naujos sandoros, naujų taisyklių bendravimo su žmogum, Dievo bendravimo su žmogum, iniciatorių ir išpildytoją ir garantą. Skaitom toliau. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Jėzus buvo paliudytas balso iš dangaus. Prieš tai pažeminęs save, pagalvokit, jis paskui sako apie Joną kaip apie patį didžiausią pranašą. Bet Jonas žmonių akivaizdoje buvo pats menkiausias. Jis neturėjo nieko, gyveno dykumoje ir žodžiu. Tai persona be charakterio. Jis rodė kitą charakterį. Ir dabar Jėzus sako, mes išpildysiu su tavim, Jonai, visą teisumą. Kitoj Evangelijoje sakoma. Sako, nes Jonas prieštaravo, sako, kaip tu gali krikštytis pas mane? Tu mane turėtum pakrikštyti. Tu viršesnis, tu didesnis, tu viskas. Ne, sako, pagal taisyklės, pagal įstatymo reikalavimą, tu turi mane krikštyti kaip naują kunigą. Ir jis tai padaro. Jėzus nusižemina iki tokio lygio, kad ateina iki menkiausio žmogaus. Nuolankaus žmogaus širdis girdi viešpaties balsą ir supranta, kas vyksta. Mūsų išdidumas, pasipūtimas, jis visuomet kenkia. Pagalius kaišioja į mūsų pačių karietas. Gerai. Toliau. Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų. Šėtono gundamas buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Galim tęsti toliau. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ir po to jis pakviečia pirmosius mokinius, bet šitos porą eilučių. Sako, Jėzus pasikrikštijo pas Joną ir tada dvasia nužengė ant jo. Ir Dievo liudijimas balsu iš dangaus pareiškė, kad tai mano sūnus, aš juo gėriuosi. Tai, žodžiu, pats Dievas paliudija apie savo sūnų. Ir Jėzus dažną kartą rėmėsi, sako, pats tėvas liudija apie mane ir mano darbai liudija apie tai, kad aš tikras nemelagis. Ir žodis, kuriuo Jėzus pradėjo, jis sako, jis ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kai aš galvodavau anksčiau apie atsivertimą, man atrodydavo, kad mane kviečia liūdėti, prarasti visą gyvenimo džiaugsmą, atsisakyti visko ir, žodžiu, kažkaip tai pašvęs save kažkokiai tai veiklai, kurios aš nesuprantu ir jin man nelabai patinka ir jin senamadiška ir taip toliau. Ir kodėl dabar toks pareikalavimas? Atsiverskite. Tarsi tas žodis sakytų, prarask viską ir taip toliau, tap kaip Jonas iškart ir ne. Atsiverst reiškia pažvelgti į gyvenimą ne atgal, bet 180 laipsnių, reiškia, trajektorija. Žiūrėjai į vieną pusę, apsisuk ir pradėk žiūrėti į kitą. Gyvenai be Evangelijos, be žinios apie Dievą, kuri užantspauduota Kristaus Jėzaus krauju. Istoriškai nėra kitos žinios pasaulyje, kuri egzistuotų tiek amžių,
po to, kai buvo užtvirtinta. Mes stebimės, sakydami, mokslas sako, žodžiu, žodiniai šaltiniai žmonių palikti kalba apie tai, kad ten buvo milijonai metų prieš tai, milijardai metų, paskui delfinai atsirado, dar kažkas. Žodžiu, žmonės teigia, kad jie geriau žino, kaip buvo ir kaip bus. Bet Evangelijos žodis ypač, bet ir žydų raštai, jie autentiškumu pranoksta bet kurią kitą rašliavą. Kai žmonės sako, jie pasitikė Aristoteliu, žodžiu, graikų filosofais ir Sokratu ir taip toliau, ir ten jie kalbėjo tiesą. Jie kalbėjo dalį tiesos, dalį savo išmislų ir taip toliau, kaip ir visi žmonės. Bet jų keli žiupsneliai likusių skiautelių, iš kurių susidėjo dabartinė, reiškia, mūsų pamatinė filosofija gyvenimo, pasaulėžiūra. Buvo tiek nedaug tų dalelių, tiek nedaug tos informacijos. Ir mes tikim, kad viskas gerai. Mes gyvenam ir pakankamai neblogai. 80 metų išvengėm karo, dabar atėjo laikas kariauti ir mes grįžtam prie graikų dievų dabar. Pjausimės su karūnom, žinai. Žodžiu, žydų raštai ir Evangelija turi tiek nepaneigiamų autentiškumo įrodymų, kaip joks kitas literatūrinis veiklas. Niekas kitas. Įsidėk į galvą ir patyrinėk. Užduok klausimus Google, kaip iš tiesų yra, pamatysi ir ten tu gausi gerus atsakymus. Taip, kad tikėti tiesa yra apsisprendimo reikalas. Tikėti melu gali būti nepažinimo laikas, nepažinimo pasirinkimas. Man atrodo gražiau, geriau ir tiek. Bet kai tu susipažįsti, kas tau pateikta iš Dievo per Jėzų Kristų, supranti, kad jeigu pasiliksi su savo filosofija, būsi pakankamai lėkštas ir greičiausiai pasirinksi neprotingai daugeliu atveju. Taip, kad Jėzus sako, atsiverskite, gyvenot be Evangelijos, be Dievo pažinimo, gyvenot be Dievo, su savais dievais, išmastytais dievais, dabar tas neopagonystės pasireiškimai visose šalyse, tiesiog stulbinančiai įdomus. Bet žiūrėkit, lietuviai mes garbinam ungurį, žodžiu, žaltį, po to suvalgėm jį restoranuose įdarytą. Kokia nesąmonė. Ir vis dėlto mes lietuviai, mes pagonys. Buvom pagonys iki Evangelijos. Kaip Evangelija atėjo į Lietuvą, čia kitas klausimas, dėl to mes politiškai galim prieštarauti, bet koks skirtumas, čia nesibaigiančios diskusijos. Evangelija dabar mūsų rankose, mūsų telefonuose, mūsų knygų lentynose ir nemažai Evangelijos, ačiū Dievui, sudygė mūsų širdyse. Mes virš 30 metų tikinti žmonės, ar mažiau nesvarbu, bet kiekviena diena praleista su Kristaus žodžiu, jo studijose, bent tokiose studijose. Aš nesirašiau niekam, aš labai nestudijavau. Kaip visuomet aš pabėgęs į savo skausmus ir taip toliau, kaip ir visi kiti greičiausiai. Bet aš džiaugiuosi, kad, kai man Daivas sako, tu pasiruošai pamokslui. Žinai, aš nesiruošiu pamokslui. Aš esu pamokslas. Ir geras, ir blogas, bet ruoštis kažkokią paskaitą, jo galima. Ir kažkas gražiai ją paruošė. Viskas tvarkoja. Bet aš ne akademikas, aš paprastas žmogus. Ir čia akademija. Skaitai ir čia tiek parašyta. Aš tik prabėgom paliečiu kažkurias eilutes. O iš tiesų tiek daug už šitų eilučių dar. Ir gali kastis ir kastis vienam skyriuje. Toliau Jėzus paskelbęs principą, kaip sek Dievu, atsiverst ir tikėti gerąją naujieną. Kai kažkas sako, tu skelbi pozityvų mąstymą. Tai aišku skelbi pozityvų mąstymą. Aš labai pozityvus, net kai man skauda, aš pozityvus. Ir jeigu aš nepozityvus, tada aš mąstau savo senom, aprūdyjusiam, supelysiomis mintimis. Ir tai slegia mane, slegia kitus ir tu niekur neišeisi, jeigu tu vadovausi savo tuo surūgusiu vynu. Nieko nebus. Reikia keisti mąstymą. Reikia dirbti prie savęs reguliariai skaitant Dievo žodį.
Net jeigu tu nesi didysis tas nagrinėtojas ir daug istorinių žinių neturi, čia visa istorija yra, viskas gerai. O ką norėsi pasitiksinti, Google'as yra, kuris meluoja irgi. Ten viskas sudėta, kas įmanoma. Taip, kad pasirink, studijuoji Dievo žodį. Dievo žodis kaip kasdienė duona. Kasdienė duona valgai kasdieną. Be maisto kūnas negali gyventi. Be Dievo žodžio negali gyventi tavo dvasia, negali pakilti ir šviesti tikėjimu. Tu negali tikėti drąsiai arba turėti drąsų tikėjimą. Apaštalams pasakyti, kad man rodos, apaštalų darbė, nesvarbu žodžiu, bet vienoje vietoje pasakyta. Man labai patinka, posakis, kažkur yra pasakyta. Ir tada nereikia tų autorių atnešti ir parodyti, kad tu perskaitai. Kažkur kažkas pasakė. Paulius sako. Bet pašalinė mintis. Kuku. Žodžiu, atsivertus tikėti gerąją naujieną, štai, atsivertus tikėti gerąją naujieną, reiškia pakeisti savo įprastinį būdą per pastangas, per meditaciją, per visas įmanomas priemonės, kurios tavo sielai duotos ir priimtinos, gilink savo santykį su Dievo žodžiu. Aš daug galiu cituoti rašto, tiesą pasakius, dažniausiai nežinau, iš kur cituoju, bet aš cituoju pakankamai tiksliai. Dėl to, kad daugybę metų aš gyvenu su šitą knygą. Ir jinai iš ties be jokio farso ar be jokio maivimosi, tai didžiausias, brangiausias turtas. Aš galiu gyventi, žinai, be tėvų. Mano tėtis išėjo prieš 4 metus, mama tik aplankiau su skaudančia koja, vos juda, bet jin skelbė Evangeliją po šią dieną, jin nuostabi. Ir jin kabinasi ne į mane, kad aš atvešiu vaistų arba į dukrą, kuri paruošia įvalgyti. Ačiū Dievui už vaikus, kurie sugeba patarnauti tėvams ir taip toliau, bet kurie neturi vaikų arba taip toliau. Bet remtis į šitą žodį niekados nėra klaidinga. Štai ką aš noriu pabrėžti. Ir šitas žodis į tavo rankose, prieš tavo akis, kiekvieną dieną ir nustok teisintis ir nustok aiškinti, kaip tu užimtas visais kitais dalykais, kai tu atveri burną, iš ten eina visoks šlamštas. Jeigu, sako, mes įtikėjom, todėl prakalbėjom, iš pilnos širdies kalba lūpos, išminčiai sudeda ir senus, ir naujus, reiškia, išmintį į širdį ir pakelia, kai reikia. Išmintį, o ne kažkokia tuštybė. Visi mes tušti. Pripažinkim, patys gudriausi esam tušti. Be Kristaus, nei tradicijos, nei kažkas tai labai išskirtinai, sakykime, asmeniška, šeimyniška, tautiška, kaip ten bebūtų, yra labai ribota. Ir jeigu tu turi jėgų, pasakiau tautiškai, iškart prisiminiau Rasą, ačiū tau už darbą, už nuostabų darbą ir nuostabus renginius, kuriuos rengi. Tikrai. Ačiū Dievui, kad mes visi gabam susirinkti ir patapšnoti per petį, ir pabučiuoti, ir apkabinti, ir padėti, kur galim. Ačiū už svečius iš Lietuvos, ar iš Seimo būtų, ar ne iš Seimo, viskas nuostabu, nes sesutė sako, aš tave žinau nuo seno, o aš, kažkas man paminėjo, sako, yra politikė mūsų sesė, sako, aš nežinau, Asanavičiūtė, sakau, neatsimenu. Ir aš pažiūrėjau į nuotraukas, paprasčiausiai, dabar kai žiūriu, aš pradedu prisiminti kaip kažką labai jauno. Bet visi mes darom kažkokį darbą ir tautos masteliu, ir vietiniai bendruomeniai, ir šeimoje tik tai, ir viskas gerai. Jums nereikia šokti ten, sakau, kam ten lėkti į tą internetą ir paruošiai kažką nuostabaus, parepetavai ir įdėjai pastangą, papušiai salę, pasikvietei draugus, svečius ir padaryk puotą ir paviešintai. Bus nuostabu. O kiekvienas susirinkimas, jis kritikuojamas, chebra. Ir kai žmonės kritikuoja, nieko gero iš to neišeina. Žinau tą bendruomenę. Ten jie iš Švenčionių. Dar iš kažkur, tai supranti. Žmonės pikti savo
nusistatymuose jie patys pilni skausmų ir nevilties, kodėl klausti nuomonės ir ieškoti nuomonės, kad man palaikintų. Absurdas kažkoks. Žodžiu, tai va, baigiant viskas, dar galėčiau šnekėti, bet kryptis aiškiai. Viena dalis eina žemyn, kita aukštyn. Pakūrenkim savo tikėjimu, savo nuostatas. Pasimokę, ieškoja detalių, kaip palengvinti mūsų gyvenimą, kaip tikėjimu praturtinti mūsų jėgas, kad mes iš tiesų būtume efektingesni. Kame? Ar tik tai skelbti Evangeliją ir kalbėti, ko tu gal nelabai ir gabus išreikšti. Bet artimajam, šalia esančiam, kuris tave pažįsta, tu tikrai gali paliudyti Evangeliją. Tikrai. Bet jeigu Evangelijos nenori labai ten teorizuoti, gali apkabinti, pabučiuoti, sakyti, Kristus Jėzus tave myli, viskas bus gerai. Ir viskas bus gerai. Ir Dievas nesakys, o tu tik vieną kartą pabučiavai. Arba, o tu nepaskelbei, kai aš tau parodžiau. Nebus tokios akistatos. Paskutinis dalykas. Broliai, kurių pamokslų esu paklausęs susirinkimuose Lietuvoje. Kalbėdami apie susitikimą su Jėzumi, jie ima tas rašto vietas, kur pasakyta, ir tas tarnas ateis, tas blogas tarnas, ir jisai, reiškia, jam pasakys tau ten Hana, Jėzus. Ir supranti, ir sako, oi, ir aš tai bijau tos dienos. Viešpatie, aš laukiu tos dienos, čia pat man tą dieną ateina, čia pat. Nuoširdžiai sakau, kur kas geriau gyventi šitam sergančiam ir smirdančiam kūne. Kur kas geriau, aš jums sakau. Išeiti iš kūno ir būti dvasioje, laisvam, žinant, kad už tavo visas nuodėmes, buvusias, esančias ir ateinančias, sumokėta kaina, kad tu negali pakeisti Evangelijos. Tavo netikėjimas gali pretenduoti į priekaištus. Ne, to negali būti, ne tavo reikalas. Jėzus sako, ne tau spręsti. Aš išgelbėjau visus savo mirtimi, Dievas prikėlė mane, aš atlikau darbą, kurio tu negali padaryti, nei žydai galėjo, nei tu gali padaryti. Ir amba. Dabar jau amba. Mes einam į dangų, brangieji. Ir kai kūnas pasiliks gulėti, o dvasia atsiskirs, mes matysim jį veidas į veidą. Meilę ir gailestingumą. Tokioj riboj, kad ribų nėra. Tokioj gelmėj, kad mes įsivaizduoti negalim. Autistai, vaikai, paskutinis dalykas. Autistai Amerikoje tarnavimai ir krikščioniški, ir nekrikščioniški, žodžiu, servizai, kurie dirba su autistais, kurie nešneka, kurie negavus kalbėti. Jie išmoko bendrauti, tos tarnybos išmoko komunikuoti su jais per žodžiu, būdų, kaip jie sugeba išreikšti raidės ir tokiu būdu sudės tos sakinius ir žodžiu, ir kompiuterinių būdų, ir kitai, bet reiškia, yra tos technologijos. Ir tie vaikai, kurie nepasakė žodžio, nei šeimoje, nei kažkur tai, jie pradeda komunikuoti. Ir jie visi tarpusavę, jie pažįsta vieni kitus, jie supranta vieni kitus. Ir jie sako, susitiksim ant kalno. Ne, susitiksim ant kalno. Ir tada jie pradeda pasakoti, kas tai per kalnas. Kad jie išeina kažkur tai ir, žodžiu, jie bendrauja toj astraliniam pasaulyje, jeigu galim tai pasakyti, šiek tiek klaidinga, bet nesvarbu, nekūniškam pasaulyje. Ir jie vieni kitus pažįsta, jie visi sutinka Jėzų, štai iš kur aš prisiminiau šitą charakteristikas. Sako, koks Jėzus, kaip jis atrodo? Visų pirma, jie pradeda, jis tai giliausia ir tobuliausia meilė, tai toks gailestingumas ir tokia paguoda, kurios neįmanoma apibūdinti. Tu esi priimtas tokios asmenybės ten. Ir žodžiu, jie neišeina, jie neišgyvena klinikinės mirties ar tos priešmirtinės, tos NDI, žodžiu, nesvarbu. Bet jie visi turi tos pačius parodymus, tos pačius liudijimus, kad jie susitikinėja su Jėzumi, susitikinėja su savo artimaisiais kai kuriais, ir kad jie gali bet kada ten patekti. O kai jie kalba apie šeimą ir apie visuomenę, kuri reaguoja į jų negalę vienpusiškai, jie sako, kaip nuobodu ir kaip įžeidinėjai čia mano tėvai elgėsi su manim, kaip su kvaileliu.
Sako, aš matau jūsų mintis, aš žinau, kad tu pyksti ir kad tu keikisi, aš klausau. Ir tai taip panašu į tos, reiškia, klinikinės mirtis išgyvenusių ir grįžusių atgal žmonių parodymus. Mes apsupti tokios kūrinijos, kad invalidai vaikai, jie yra arčiau to santykio, tos realybės, nei mes gudročiai. Tie, kurie negali labai reikštis patys, kaip Jonas Krikštytojas, nieko net nekalbėjo, tik tai apie Jėzų. Jie sutinka Jėzų. Haleliuja. Tuo ir baigim. Ačiū ir dabar einam į baliavotį. Ačiū Jums. Prašau. Ačiū Arūnui. Mes turime tradiciją, mes meldžiamės už poreikius. Ir čia, kiek šiandien prirašyta laiškų, tai turim susitarti ir visi pasimelsti. Tai kiek žodžio šiandien girdėjom, man atrodo svarbiausiai išmokti šauktis Jėzaus vardo. Ir savo vaikus išmokinti šauktis Jėzaus vardo. Nes čia prieš savaitę mano sūnus sakė, kad jį naktiniai demonai puolė. Ir sakau, ir kaip? Sako, Jėzų pašaukiau ir pabėgo. Tai vieną dalyką išmokinau šauktis Jėzaus vardo. Ir tikiuosi, ir jūs visi žinot. Kas mums gali padėti, tai Jėzus Kristus. Ir yra tokia rašto vieta, kad kur 2 ar 3 susitars jo vardu, ten ir aš būsiu jūsų tarpe. Ir todėl aš žinau, kad žmonėm lengviau parašyti tos poreikius, atnešti ir pasidalinti. Nes pasidalintas skausmas, jis kaip lengvesnis darosi, ar ne? Ir Viešpatie Dieve, mes ateinam pas tave, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Ir mes susitarėm tikėti Viešpatie kartu už savo brolius ir seseris, kad tai, ką jie užrašė, tu skaitai, tu neabejingas šitiem žodžiam, šitiem poreikiam. Ir mes susitarėm tikėti tavo vardu Jėzau ir dėkoti. Dėkojam tau, kad tu rūpinies mumis, mūsų vaikais, mūsų anūkais, mūsų šeimom, mūsų bažnyčiom, mūsų šalimi, Lietuva ir taip pat Airija, kurioje gyvenam. Dėkojam tau, Dieve, dėkojam už taiką, prašom taikos visam pasauliu, Viešpatie. Ir dėkojam, kad tu esi taikos kunigaikštis, Jėzau. Ir tu nugalėjai jau piktąjį prieš 2000 metų ant kryžiaus. Ačiū tau. Dėkojam. Tai čia dar turime geravališkas aukas, kiek kas širdį nutarė. Ir tuomet eisime švęsti, ar ne? Dėkojam visiems, laiminam visų savaitę. Оле, есть стихотворение? Споет. Оля с Украины хочет спеть. Пожалуйста. Очень приятно. Понимаю. Первое, что я хочу сказать, что Господь вывел меня из 3 бомбежек. И это было вообще великое чудо во всем. И каждая моя история в жизни, когда я пришла к Богу, она говорит, что Бог живой. Было невозможно, но Бог невозможное делает возможным. И Он послал нам транспорт. И, вы понимаете, когда это переживаешь, ты понимаешь, что Бог живой. И самое главное, что Бог нашел нас. Это самое главное. И Он, понимаете, настолько нас любит. Вот эта песня, она жемчужиной, которую Бог нашел в грязи, вымыл ее, очистил. И настолько любит нас, что я всегда говорю: Господь, я недостойна Твоей любви. Его любовь такая чудесная. Просто нужно открыть сердце. Песня называется «Жемчужина». Кто я, что презрел ты на меня, как заметил ты песчинку малую в глубине морской,
Средь толпы людской я брела забытая, усталая. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме слепой беспечности. Как проник ко мне твой небесный свет, озаряя дух мечтой о вечности. Если бы не ты, жила бы я, как все, в беспробудной тьме слепой беспечности. Как проник ко мне твой небесный свет, озаряя дух мечтой о вечности. Нет мне в том заслуги никакой, я твоею создана рукой. Выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Немножко волновалась.